Labą dieną, susitinkame po jau gan ilgo laiko tarpo mūsų motinystės What the Fuck podcast'o įrašyme. Ir šiandien mes įrašinėjame tryse su mūsų svete Sigita. Sveiki. Psichologė, psichoterapeutė. Taip. Ir Lina. Labą dieną visiems. Ir šiandien mes šnekėsimės tokia labai įdomia tema, gan gilia. Aš asmeniškai prieš tą laidą galvojau, kaip čia blemba nepadaryti terapinio senso. Aš tai labai bijau irgi šitos laidos, galvoju, tai apsibliausiu, man atrodo. Jo, jinai tokia šita tema, man labai patinka, kad nišinė, Sigita pati pasiūlė ją. Tai vat ir dabar turėsi strėpti viską. Strėpti šitą visą temą. Prigazdinkim visus tuoj. Man neatrodo, kad čia kažką labai baisaus darysim. Kodėl jums atrodo? Gal pristatyti? Jautri tema ir tokia. Ir tema yra apie tai, kiek žmogaus vaikystė lemia jo tėvystę. Aš nekalbu vien, žinai, apie mamas. Čia turbūt bendrai galioja visiems, bet vis tiek mes į mamas kreipsim labiau. Ir turbūt aplamai kaip žmogų, ar ne, veikia. Tai aš pradėsiu iškart nuo pirmo labai bendrinio klausimo. Gal tai daugam bus aktualu, kas ir psichoterapija, tarkim, norėtų pradėti, tas kapstymasis po vaikystę. Žmonės sako, tai kiek čia galima kapstytis ir liūdėti ir vėl ten eiti iš naujo tas patirtis. Tai mano klausimas yra, kiek reikia ir kada tą reikia daryti, o kada jau nebereikia to daryti. Čia turbūt vieno atsakymo nėra, niekas neliepia to daryti, kur tu bebūtum psichoterapijoje ar kažkur tai ar ne, gali pabandyti pamiršti tą savo vaikystę, bet jie vienaip ar kitaip vis tiek lenda. Ta prasme, mes tikrai labai stipriai esam susiję su patirtimis, kurios buvo mūsų vaikystėje, ar ne tik vaikystėje, gal ir paauglystėje. Mes tiesiog esam, ta istorijos tęsinys, nes kartais žmonėms atrodo, kad, man 25 metai dabar, tai aš, kaip sakant, pradedu savo gyvenimą tokio suaugusio, pasibaigiau mokslus, ir brėžiu nulį ir varau, kaip sakant, vaikus, šeimą, panašiai. Tai taip nėra, mes nuo nulio niekaip negalim pradėti. Todėl ir psichoterapijoje, kai ateina klientai ir jie kartais pasidalina tą savo tokią baimę, kad čia gal nežinau, ar čia reikia, nežinau, ar aš čia noriu lysti tuos prisiminimus ir panašiai, noriu kažkaip užmiršti viską. Tai aš sakau, aš jūsų neprievartausiu čia, jūs nieko neturit sakyti ar dalintis to, ko nenorite, arba dabar, jeigu nenorite. Bet svarbu paliesti tos dalykus, nes mums bus lengviau suprasti, dėl ko dabar kažkas vyksta jūsų gyvenime. Tai turbūt toks atsakymas. Jeigu reikia, galiu patikslinti. Gerai, man užtenka. Gerai, tada aš iškart užduosiu kitą klausimą. Jisai dabar labai madingas šiaip šitas klausimas, man atrodo, yra irgi iš to viso plaukia, kodėl tokios dvi stovyklos yra pasidalinusios. Vieni suaugę vaikai kaltina vis dar tėvus, kad jie tokie yra. O kita pusė atrodo, sako, ne, jau čia užtenka, nebekaltinkim tų tėvų, čia mūsų atsakomybę prisiimkim patys ir spręskim, toliau gyvenkim. Tai kada jau reikėtų nustoti kaltinti savo tėvus ir prisimti savo gyvenimą, susimti į rankas ir spręs problemas pačiam, o ne toliau tą pačią dainelę varyt, kad aš viskas toks esu, nes mano ten tėvai tokie buvo, taip darė ir aš taip darau ir užsisukęs ratas, nežinau, kaip išlipti iš jo. Arba net kaltina, kad aš čia toks esu, nes va čia mano tėvas ar mama taip darė ir čia viskas per juos, jie čia turėjo kitaip daryti. Ir tas toks pastoviai stumimas, tarsi pasiteisinimas, kad aš dabar esu toks per juos. Kiek iš principo tai teisinga yra. Kad norisi kažką kaltinti, tai turbūt visiems norisi. Lengviau yra kažką kaltinti, negu prisimti atsakomybę. Klausėt, ar kada nustot kaltinti? Aš siūlau visai gal nekaltinti, net nepradėti. Bet taip jau yra, kad žmogus yra linkęs ieškoti kaltų ir taip jo psichika yra lengviau, nes, tada, kaip sakant, aš turiu kur tą savo pyktį ar nepastenkinimą padėti.
Bet žiūrint į šitą situaciją apie tėvus, ar ne, šiaip žmogui lengviau bus tada, kada jisai sugebės tėvų netobulumus priimti. Ir tai yra, ilgas darbas, ne visiems turbūt pavyksta ir per gyvenimą tai padaryti, jeigu to net nesistengiam, ar ne? Nes pagalvokim, ar ne, daug yra lengviau pasakyti, vat aš, nežinau, kažkokia tokia negera, nepakankama, nes mano mama taip sakė ir dabar taip jau ir bus, nes mano mamai baba taip sakė, tai, sugadino, sutraumavo mane, ar ne? Lengva tai pasakyti, bet vis dėlto mes esam dabar, ar ne, jau suaugę žmonės, nes čia daugiau suaugusių auditorijai kalbam, ar ne? Ir mes turim prisimti atsakomybę, kad, tai, kas ten vyko, galbūt kažkokie toksiški santykiai, ar smurtas, alkoholizmas, nežinau, kažkokios netektys, ar ne, buvo, bet aš galiu kurtis dabar, gyvenimą tokį, kokio aš noriu. Taip, galbūt man daugiau reikia pastangų įdėti, negu kad, nežinau, draugai, kuri turėjo ten šiltą palaikančią aplinką, bet aš esu atsakinga už tai, kad jeigu man yra kažkas negerai, kad aš spręsčiau tai. Bet lengviau apkaltinti, ar ne? Jo, klausom, tiesiog jinai pasako mintis tokias. Aš, girdėjau dar tokį dalyką, kad yra žmogaus brandos požymis tada, kai jisai savo tėvus priima kaip visiškai atskirus, suaugusius individus, nevertina, ką jie padarė, nepadarė, ar jie turėtų dabar atsiprašyti manęs, ten turėtų. Bet kai jie priima su visais niuansais, taip pat kaip tu priimi bet kokį kitą žmogų atėjusi pas tave į gyvenimą. Tai aš taip girdėjau, skamba visai protingai. Nežinau tikrai, kiek pavyksta pasiekti šitą sveiką santykį. Turiu prisipažinti, kad šiandien terapijų kaip tik apie tai kalbėjau savo terapeutę ir džiaugiamės abidvi, kad man po truputėlį tai jau pavyksta. Ir kaip pavyzdį pasakysiu, ar ne, kai sukuri savo šeimą, turi vaikų, ar ne, kažkaip pradedi matyti to savo netobulumus. Kad aš kažko nesugebu, kažkas mane išeina, ar ne, pradeda matyti, kad kažkur feilinam, ar ne. Ir iki tol dažnai, kai žiūrim, sakykime, į savo mamą ir savo tėtį, ir mes dar žiūrim dažniausiai iš tokio vaiko pozicijos, kad jie tai jau turėjo žinoti, turėjo mokėti, nes jie suaugę, mes sudievinam tarsi jos iš vaiko pozicijos. Bet kai tampi pats suaugęs tėtis ar mama, tada pradedi žiūrėti, kad blemba, man kažkaip pačiam neišeina, aš ten visas knygas esu perskaitęs, viską ten, nežinau, mokau, šiuo atveju aš psichologija, psichoterapeutė, tai aš vis jau ten, kaip sakant, turiu būti įsigilinusi. Ne, tau šakės. Čia, kaip sakant, ir žiūri, kad tu vis tiek kažkaip tai feilini. Ir tada po truputėlį pradedi matyti tą tėtį ar mamą, kaip irgi, jie tokie patys kaip aš, jie gal norėjo, gal stengiasi, bet jiems nepavyko, arba jie net nežinojo, ką jie daro ne taip. Arba jeigu tai matė, sakykime, karta iš kartos, kažkoks trauminiai santykiai ar ne ir panašiai, jiems tai buvo kažkokia norma, kaip auklėti vaikus ir mus taip auklėjo. Tai tas pažiūrėjimas į tėtį, į mamą, kaip į žmogų, tokį paprastą kaip ir aš, tokį pat netobulą, kuris susilaukia vaikų, kuris kažkaip bando išgyventi, bando tą šeimą išlaikyti, bando kažkaip to sveiko proto neprarasti, tada pradedi jausti ir kažkokią pagarbą ir dėkingumą, labiau negu kad norą kaltinti. Bet tai yra turbūt kai kuriems, aišku, ir be terapijos gali pavykti, bet kai kuriems žmonėms reikia terapijos, kad nueitų iki dėkingumo vietoj kaltinimo. Nes ir įdomu, kodėl taip dažnai esam linkę skaityti, kad
tai buvo brokuota, taip kaip mūsų augino, yra kažkoks brokuotas elgesys tėvų į mus. Tikrai ne visada, neabsoliutinu, bet labai dažnai toksai, kad dažniausiai sakom, kad darė kažką negerai ir būtinai žmonės tapę tėvais nori būti geresniais. Iš kur tas noras, kodėl negalim galvoti, kad taip kaip mūsų augino, taip, tai buvo. Ir tai sąlygoja, kokie mes esam dabar. Gal tai nebūtinai yra blogai. Aha, gal į pirmą klausimo dalį pabandysiu atsakyti, kodėl dažnai mes sakom, kad brokuotai kažkaip augino mus, ar ne? Na, greičiausiai mokslas, žinios mums atveria visai kitokį matymą, kaip vystosi asmenybė, kas vyksta, kai vaiką mušam, kai ant jo ten kažkaip išsiliejam, kažkaip nežiūrim jo poreikių, ar ne? Atlikta labai daug tyrimų, prirašyta N knygų. Ir dabar jau kažkaip neina atmatyti to, ką jau mes, matom, žinom visur socialinėse medijose, ar ne, ir mokslo knygose, tų rekomendacijų, kaip reikėtų su vaiku elgtis, ar ne, jau neina atmatyti ir sakyti, kad, mūsų tėvai viską darė labai gerai. Kai kurie gal darė gerai, kai kurie mažiau gerai, kai kurie tikrai prastai darė. Tai... Bet, žinai, aš neklausiu apie tas jau ekstremalės situacijas, tokias kraštutinės, bet labiau apie tokias, standartinės gal. Aha, tai tada patikslint dar truputėlį klausimą. Kad nebūtinai, jeigu, tarkim, šeimoje tu gali būti nepatyręs smurto, psichologinio ar fizinio. Kažkokio tikrai jau, kur reikėtų įsikišti ir tarnybom, bet turiu galvoj, mūsų Lietuvoje standartinių šeimų patirtį, kaip mūsų tėvai augino. Tai kokie čia metai išeina? Kokie... tai nuo 80 iki ten... Ne, tai mūsų karta nuo 90 skaitosi, 89-90 jau, kai prasidėjo ten valstybei visas judėjimas, baisus įvykiai visokie iš tikrųjų dėjosi. Ir aš dar vakar čia ne į temą, kvantinis šuolis, bet pažiūrėjau labai įdomią dokumentiką apie gaujas Lietuvoje. Tai šitas kontekstas irgi aš kiek iš tėvų esu girdėjus, jisai vyravo tuo metu, kai ėmė kurtis lietuviški verslai, kai, žodžiu, čia nesiplėtosiu, bet toks nerimo kažkoks į kontekstas tame buvo ir aš galvoju, jeigu mes dabar tokiuose metuose susilauktumėm vaikų ir gyventumėm ir kiek pridėtų to prieskonio, žinai, mums auginant vaikus. Bet čia šiaip aš dažnai nušoku nesąmonę, šneku, nei temą. Bet čia žinokit temą dėl to, kad tada mūsų tėvai gyveno gaujų ir labai didelio perversmo metu. Taip. Pas juos buvo vienas tas sociokultūrinis kontekstas. Mes auginam dar kitų, kur yra irgi labai daug baimės ir nežinojimo. Tokios tik tai. Nuo pandemijos iki karinių situacijų tokių aplinkui. Tai visa tai irgi daro pakankamai didelę įtaką, bet ko aš norėjau tavęs paklausti, kad neimam tų kraštutinių tikrai situacijų, kur yra nepateisinamas, tarkim, smurtas ar blogas elgesys, bet toksai, kur gal kažkas ne iki galo sužiūrėta, gal vaikas ne visą laiką ten apkabintas, gal ne visą laiką pasakyta, kad jis pakankamas. Mama per daug dirba, ar tėtis per daug dirba. Tokie niuansai. Ir aš kodėl sakau dažnai, nes tikrai dažnai žmonės sako, kad čia buvo šūdinas būdas auginti vaiką ir aš auginsiu kitaip. Tai man įdomu, kodėl žmonės nejaučia tos empatijos, gal tai ir yra empatijos trūkumas ir nusprendžia, kad aš nuo šiol darysiu geriau. Kodėl nusprendžia, kad darys geriau? Kartais aš sakyčiau iš to idealizmo. Kaip pasakyti, mes pasigimdom tos vaikus, ar ne, ir atrodo, čia tai mūsų projektas, tai dabar mes čia pavarysim, ar ne, ir pavarysim geriau negu su mumis pavarė. Ir nes, mes jau žinom, kaip viską reikia daryti, tie tėvai gal nežinojo, mes jau žinom, ar ne? Ir tada atsiranda toksai, susidaužia realybė su tuo idealizmu, ar ne, kaip aš čia gerai viską darysiu.
ir atsiduriam ten, kur atsiduriam. Ir jeigu mes taip žiūrim, ar ne, ir į dabartinę šeimas, tai visko būna. Ir to nesužiūrėjimo, ir to smurto, ir galbūt kažkokių kitokių problemų, ko gal anksčiau nebuvo, bet dabar yra, ar ne, sakykim, tas technologijų amžius irgi kuria priklausomybės ir panašiai. Tai aš taip sakyčiau, kad mes tikrai kartais norim, peršokti galvom tos tėvų auklėjimą, ar ne? Tai yra natūralu, kad tas noras kyla. Mes visi kažkaip norim vis geriau ir geriau, bet ne visada yra realu, nes kartais mes tikrai idealizuojam tą, kad mums pavyks. Ir realybė, kai tu esi pavargęs, kažkoks tai neišmiegojęs, pervargęs, vaikas klykia ir tu žiūri, kad irgi klykia ant to vaiko ir žiūri, kad tu taip pat klyki, kaip ta mama klykia. Netikėtai, ne? Tada užsigriaužia, kaip aš taip galiu. Taigi aš sakiau, kad taip nedarysiu, bet vis tiek darau. Ar ne? Tai čia šitoj vietoje jau tada atjautą savo reikia įsijungti, kad taip darė mano tėvai, taip darau aš ir turbūt darys mano vaikai, ar ne, kai užaugs kažkokias, tai vis dėlto klaidas darys. Kad mes turim jau dabar tokį kaip ir siekiamybę, kaip tą vaiką auginti, ar prieraišiai, ar pagarbiai, ar ten pozityvioji tėvystė, kokia tai bebūtų tėvystė, tai taip yra labai gerai, kad mes turim gairias. Bet mes nejudam va taip. Mes judam va šitaip kažkaip. Čia rodo Sigita kalnelius. Jo, kas klausys. Sakėm, lentą atnešim, kitą kartą piešsite. Reiks atsivežti iš kabinetą. Net nešim. Man tai, Sigita, baig mintį, aš paklausiu vieną klausimą. Turbūt baigiau, nežinau. Man kilo toks klausimas, bendrai kalbant, va dabar, kiek iš tikrųjų yra maišto ir keršto gal kažkokio noro, kai vaikai užauga, auginti savo vaikus kitaip nei augino tėvai. Nes dažniausiai būna taip, kad aš lyg matau tą savo šeimą iš paukščių skrydžio, kaip augino tėvai, koks aš dabar esu, kaip nenorėčiau, kad būtų. Ir tėvai vis dar kažkur užstrigę ten tą momentą ir mano, tarkim, anūkus irgi nori žiūrėti taip pat, auginti taip pat patarimus dalina lygiai taip pat, kaip mane augino. Niekas nepasikeitė ten visiškai ir keistis net nenori. Kaip va tada nejausti tos nuoskaudos, tokios didžiulės ir priimti savo tėvus tokie, kokie jie yra. Kaip, tu supranti, kad nieks realiai nepasikeis, bet tu pats iš esmės tik tais gali pasikeisti ir auginti savo vaikus taip, kaip tu nori. Kaip šito vietoj suderinti jausmus savo tėvam. Viskas gerai, čia visada nori aiškinti, aišku, kažką ten, tai priimk žmogus tokius, kokie jie yra. Ir, čia labai daug visko prisakiau, kažką iš esmės pasakyti. Dabar jau atsakyti visus klausimus. Tai šiaip šitoj vietoje, ar ne, gal truputėlį jau ir prieš tai, ar ne, palėtėm tą, kad mes norim, kad tėvai elgtųsi taip, kaip mes norim, ne, vat, augintų vaikus taip, kaip mes dabar galvom, kad reikėtų auginti. Bet jie neturi tos patirties, jie turi tą patirtį, kokią jie turėjo, ar ne, ir jiems atrodo, kad tai yra gerai. Ar ne? Mums atrodo, kad gal jau nebegerai. Ir čia prasideda jau kartų toks skirtumai, ar ne? Tai viskas tvarko, bet principas toks, kad jie nenori girdėti nieko, kas pagerintų situaciją, kas truputį žinių kažkokių naujų atneštų. Nes mes bandom visada prisitaikyti, mūsų kartą, prie kažkokios situacijos, įsijausti, empatijos daugiau duoti. Apskritai žmogus toks prisitaikantis prie visko turi būti. O čia ateina tokie, mulai ir nejuda iš vietos ir tu žmogus būk geras ir augink savo vaikus gražiai ir nepyk ant tėvų ir, susiduria vėl, žinai, toksai akmuo ir vandenėlis, apiplauk, žinai, tekėk toliau, būk geras ir fainas.
Tai toks Nežinau, muša kas tau iš Lina taip vėžių. sakė, bet aš sakyčiau, jeigu jauti, tai jauti. Nu, negali kažkaip paimti, klikt, jaučiau kažkokį pyktį, o dabar jau aš jaučiu meilę. Ne, turbūt neina taip apsimesti savim, jeigu jauti kažką, tai ir jauti. Bet šiaip, gal atsakysiu tą klausimą, kaip sakai, kodėl jie kažkaip nenori prisitaikyti, ar ne? Tai čia turbūt taip jau suabsoliutinti mes negalim, kad visi tos ankstesnės kartos tėvai nenori girdėti čia naujausių tų tendencijų, kaip čia auklėti tos vaikus, turbūt tikrai ne visi. Jo, aš ir paantrinčiau. Jo, bet žiūrėkime. Jeigu aš sakau žmogui kritiką kažkokią, tu taip nesakyk, tu taip nedaryk, mano vaikas šitaip, bet tai kaip jūs ten auginat nesąmonės, ne? Jeigu ar tiesiogiai ar netiesiogiai žmogus suvokia, kad kažkaip nepriima jo tiesos arba kritikuoja jį, ne? Tai dažniausiai įeinam mes į tokią gynybą. Ir ta gynyba rodo, kad man kažkaip sunku priimti tą savo netobulumą arba savo kažkokį klaidingą mąstymą, kur man sako, kad aš kažką blogai darau. Ir aš tada galiu hiperkompensuoti. Ne, reikia taip. Ne? Vos ne, biški kažkas ten sudreba viduj, kad jo čia kažkaip gal ne taip, bet man taip baisu priimti savo netobulumą, savo kažkokį nežinojimą ir aš geriau žinau gal, kad klystu, bet atstovėsiu maždaug save ir aš tą savo, ten sakykim, dukrą ar savo sūnaus ar ne, žmoną marčią, kažkaip vis tiek pastatysiu į vietą, kad čia man nevadovaut. Dažnai tai yra iš baimės pripažinti, kad tu klysti. Nes tai rodys, kad kiti žmonės gali galvoti, kad aš kažkoks silpnas esu, aš negaliu būti silpnas. Kodėl? Nes aš tada gal kažkaip susijausminsiu, parodysiu, kad kažkaip man nepatogu, o mes taigi žinom, kaip mūsų ankstesnioji karta labai yra išmokusi nuslėpti savo jausmus ir jie visokiais būdais bėga ir vengia nuo situacijų, kur galėtų kažkaip pasirodyti, jautrus, kažkokie tai silpnesni, kažko nežinantis. Aš labai gal linksiu, kol šneki, bet ne vien gal pritaikyčiau šitą net ir tėvų kontekstų, čia apskritai yra turbūt žmogiškas toks gynyba, jeigu tu sakai, bet su tėvais, kadangi mes kalbam kontekste, tai jeigu tu sakai ten, neduok dabar čia šito saldumyno, arba ten to 5 kekso nebeduok, nes tarkim mes cukraus neduodam, šeimoje, ne? Tai ką, aš čia dabar negaliu palepinti, tada viskas daseina. Negi tu blogas žmogus užaugai. Žinai, tai toks. Bet aš asmeniškai tai reaguoju labiau gal, taip, ne tai, kad juokiuosi atsisėdus tenai, bet tiesiog matai jau paskui kažkokį tai šabloninį elgesį, kad tikrai žmogus, jisai įsižeidžia, jeigu tu pasakai, žiūrėk, gal nedarom, čia darom kažkaip kitaip. Tai čia gal irgi labai nuo pačių žmonių priklauso, kaip jie atliepia tą. Bet čia yra visų gal kritikos priėmimo, žinai, o kodėl, pavyzdžiui... Ir mes taip padarom. Bet aš ir norėjau sakyti, kodėl tiek daug sako, oi, tos Anytos Ševonytos fenomenas, tai iš viso yra ant visos Lietuvos, žinai, ateina mane kritikuoja tos durnės ten, žinai. O tai kodėl tu įsižeidi tada, jeigu kažką tau Anyta pasako? Man atrodo, čia yra visiškai ta pati priežastis. Taip, mes irgi viduj turim tą pažeidžiamą vaiką ir jį dažnai labai saugom. Ir kartais irgi, nieks čia man neaiškins, aš geriausiai žinau. Kartais tikrai ir ta Anyta ar ta mama tikrai būna teisi, kai kuriais atvejais mes to negalim paneigti, ar ne? Bet mes, jeigu nueinam į to savo pažeidžiamumus, į gynybas, tai priliekam nusisukę tą nokę, tą tokią ir pykstam, ar ne, vienas ant kitų.
Bet kartais, kai tikrai yra kažkokie neadekvatus dalykai, nebeatitinkantis šiuolaikinių tyrimų, sakykime, ar ne tenai, kad ten kokiam kelių mėnesių vaikui duoti vandenį, kai gydytojai mums sako, kad neduoti to vandens ar arbatėlių ar dar kažką. Nu, Su tikrai, cukrum, su cukrum. Jo, dar su cukrum, ne? Vis tiek gerai, maniškiai gerai miegodavo, jie gerai, labai gerai. Kmyna arba tas 2 cukraus šaukštelį. Tai va tokiais momentais tikrai reikia atstovėti save. Reikia, kaip įsižeisi, tu neįsižeisi, bet aš savo vaiko ten kūdikio negirdysiu gal dabar tą arbatėlę kelių mėnesių, ar ne? Vat leisti kitam žmogui įsižeisti, jeigu jam taip noris, ar ne? Bet atstovėti kažkokius tai principus, kurie, mes žinom, kad yra teisingi, tikrai, ne patys susigalvojam. Mes kalbam apie tokį softą. Ten, Ja. tokį daugiau, o kada reikėtų, kaip čia pasakyti, atsimeni, buvo laida, kai mes kalbėjom apie mamas ten, kokios ten tos mamos, rūpintojėlės, narcizės, ten, nežinau, darboholikės, dar nebeatsimenu, kiek ten tų tipų yra. 5. Ir kada turi ateiti gyvenimą ramybę, kai tu nustoji kažką tokio tipo žmonėm, nežinau, įrodyti, pasakyti, su jais kažkaip tai bendrauti, norėti, kad mes bendrautumėm visi, rastumėm kažkokį tai bendrą požiūrį, komunikaciją, kada reikėtų nusiraminti ir suvokti, kad pas mus taip nebus. Kad atrasti tą būdą tokį, nes labai svarbu yra pačiam nurimti iš vidaus, kad tu galėtum kažką iš principo daryti. Jeigu tavo mama narcizė ir tave užaugino, tai su narcizais sužinai, kaip yra labai sunku, jų iš principo nepakeisi. Jie nenori keistis. Taip. Tai kaip paprastam mamai nurimti su tokia tų tipų skirtingų mamom ar tėčiam ir nebenorėti, kad viskas kažkaip tai gerai bus ir pasitaisys. Rasti ramybę. Aha, čia sakyčiau, kad taip vėlgi nėra klik mygtuko, kaip tai padaryti. Tai vis dėlto yra gedėjimo etapas. Kad tu turi išgėdėti to, ko tu negavai arba svajonių savo, kokia ta mama, kokia ta šeima turi būti, turėjo būti, ar ne? Yra toks, kad turi vis tiek praeiti ir pro tą pyktį, ar ne, kai kalbėjom apie pyktį, kodėl kaltina, ar ne, galbūt yra dar tam tokiam etape gedėjimo, kada aš pykstu, kodėl taip, kodėl, kodėl mano mama tokia, kodėl mano tėvas toks, ne, kodėl kitų normalus mano kažkiek nenormalus, ne, jeigu žmogui tokie klausimai kyla, galbūt jis yra pykčio etape. Jeigu žiūrinti tos gedėjimo etapus, ar ne, tai po to eina toks depresijos etapas, liūdesio, kaip man liūdna, kad taip yra. Aš jau nebepykstu, bet man žiauriai liūdna. Tada kitas etapas yra tokio derėjimus. Gerai, jeigu jinai tokia, tai aš su ją taip, tada bus taip, kažkaip bandau kažkokių tai ieškoti, kaip su tuo gyvenimu susiderėti, kad kažkaip geriau būtų, ar ne? Ir paskutinis yra tas susitaikymas. Yra taip, kaip yra, aš susidėlioju, kaip aš noriu gyventi ir gyvenu. Tai mes esam visi kažkuriuose turbūt tuose etapuose, vieni dar pyksta, kiti jau susitaikė, treti gal niekada nesusitaikys. Tai irgi priklauso nuo to, kokie tie tėvai yra. Ir jeigu žiūrim, kaip tu paminėjai, kaip narcistus ar ne, arba narcistinės mamas, ir jeigu tai tikrai yra tas narcisizmas toks žalojantis, toksiškas, ar ne, tai kartais geriausias sprendimas būna atsitraukimas. Ir aš turiu savo patirtyje klientų atveju, kada net ne vieną, kada geriausia, kas jiems yra, tas geriausias pasirinkimas buvo bent kažkuriam laikui atsitraukti, nebendrauti. Nes kiekvienas bendravimas, kontaktas priveda ten prie kažkokių panikos atakų, prie kažkokių tai depresinių duobių, kada tave tarsi sugniuždo vėl, ar ne? Bet dar toks niuansas, kas visai yra svarbus, kad pavyzdžiui,
jeigu mes turim narcistinę, kaip mamą, ar ne, sakykime, narcistinę mamą ir vat, yra 2 vaikai ir vienas vaikas gali būti atsitraukęs ir aš tiesiog negaliu išbūti, mane tiesiog drasko, aš negaliu priimti tos neteisybės nuolatinos, ką aš girdžiu ar ne, o kitas vaikas gali sakyti, viskas gerai su to mama yra, kas tau yra, žinai. Kodėl taip dažnai gali būti? Pirmiausia, kad ta pati mama skirtingam vaikui yra kitokia mama, vienas niuansas, o jeigu žiūrim į narcistinės mamas, tai jos turi savo numylėtinius. Vienas dažniausiai būna tas mano vaikas, aš kaip sakau, brėžia ribą ir žmonės narcistai mėgsta išdalinti į 2 dalis. Arba prie manęs, mano kompanijoje, arba jau už brūkšnio jau čia ne mano. Tai vat, pavyzdžiui, būna ir su vaikais, kurie turi visai skirtingą požiūrį ir skirtingą vaikystę, ar ne? Jeigu vienas yra nuolatinos kažkoks geresnis, lepinamas arba pastoviai kažkaip teigiama, kad čia šitas vaikas geresnis, o kitas už brūkšnio, ar ne? Tai ir ta narcistinė mama, ar ne, jau ir suaugus bus visai kitokia, kitaip atrodys. Bet aš norėčiau dar grįžti į tokį mūsų tą klausimą apie kiek lemia ta vaikystė mus toliau. Tai pavyzdžiui, kokią svarbą mamos elgesys, tarkim mūsų atveju, mūsų pačių emocinis intelektas, kiek svarbus dabar mūsų vaikam, nors jie ten, tarkim, yra maži, nežinau, 2, 3 metai, 4. Nuo kada arba iki kada tas mamos vaidmuo yra kritinis ir ar iš tikrųjų jis yra kritinis, ar mes jau esam per daug įsitempę šitų klausimų. Taip, jeigu dabar žiūrint, kaip kognityvinė ir elgesio terapija sako, tai žmogaus asmenybė, ta bazinė asmenybė vystosi iki 7 metų, toks, kaip sakant, namo pamatas, o paskui jau ten, kas vyksta, jau tokios plytos dedamos, kaip sakant. Tai jeigu žiūrim, ar ne, klausiai, kiek mamos emocinis intelektas, aplamai mamos elgesys, atliepimas ir panašiai, ar ne, taip apibendrinu svarbus vaikui, tai iki 7 metų yra labai svarbus. Po to jau truputėlį galima atsipalaiduoti. Kaip čia pasakius, bet kas vystosi iki 7 metų? Iki 7 metų vaikui vystosi supratimas. Koks aš esu? Tai tokie klausimai. Ar aš esu vertingas? Ar aš esu mylimas? Ar aš esu svarbus? Ar manim pasitiki, kad aš kažką tai galiu? Ar ne? Koks požiūris yra į mane? Koks aš esu? Tai šitą mes suformuojam. Tada apie kitus žmonės. Kokie yra kiti žmonės? Patikimi, nepatikimi, padės, nepadės, kai reikės, ar ne? Ar reikia jų saugotis, ar nereikia saugotis? Apie kitus žmonės susiformuoja toks bazinis pamatas ir tada apie pasaulį. Pasaulis saugus ar nesaugus? Ar aš galiu šitam pasaulį saugiai, ramiai ir laimingai gyventi? Ir šitas žinutės 3 iki 7 metų vaikui mes, kaip sakant, įdiegiam ir po to jau tokie jau pliusai, kas toliau vyks, pliusai arba minusai, ar ne? Aišku, jeigu ten 12 metų vaikui vyksta kažkokie trauminiai patyrimai, tai aišku, tai irgi veikia asmenybę. Bet jeigu žiūrint, kada yra toks intensyviausias laikas, kada reikia galvoti, kaip aš elgiuosi su savo vaiku, tai būtų iki 7 metų. Labai ilgai diegiama operacinė sistema. Iki 25 metų sako, kad formuojasi smegenis. Tai tu manai, kad realiai, kai buvo sakoma, kad 18 jau tu esi suaugęs, tai dabar jau ta kartelė pakilo, dabar esi suaugęs nuo 25. Dabar čia naujausi tyrimai dažniausiai sako, kad apie 25 metų baigėsi tam tikros smegenų dalis atsakingos už tą elgesys pasekmė, ypatingai tą momentą. Ir jos tik tada maždaug susiformuoja, tai aišku, mes atsakingi ir iki tol, kaip mes elgiamės, kokios pasekmės būna, ar ne, bet jau taip žiūrėti, kad žmogus tikrai jau
yra pilnai atsakingas, dabar sakoma, kad iki nuo 25 metų. Čia tokia naujovė. Visai nesenai suverenai. Jo, ir iš to paties dar čia mūsų šnekos eina tada klausimas, Sigita, tau, jeigu tu sakai, mama ir tėti, jūs esate atsakingi už viską, už tos 7 metus, tai kaip neišprotėti, pasakyk man, ir, nes mes nešam tokią naštą, savo tokį kryžių, žinai, kad Jėzau, to vaiko nesutraumuoti, mes jautrus, norim geriausio savo vaikam, ten, aišku, mes ten visko prisakom, pridarom, bet vis tiek atsikeli ryte ir vėl tu galvoji, kaip būti ta geriausia savo versija iš naujo, bandom iš naujo, vėl žinai būti. Ir tas toks spaudimas, čia tik tais apie galvojimą, tik tai tų 7 metų bendrai, žinai, o ten skyrių, poskyrių, kiek yra, tai čia iš vis nusilaužti galima galvą. Bet iš principo, kaip, žinai, atstovėti ir neišprotėti. Ir tu dar esi kaip žmogus, žinai, kaip šitoje vietoje paderinti tą neperdėgymą tokį. Jo labiau dar, kai ir šiaip spaudimas yra ir tobulumo, ir informacijos, ir lyginimosi, ir taip toliau ir panašiai. Tai tokią svarbę čia temą palėtė dabar. Pasakyk kokį nors top 3. Arba kokį pratimą, kaip gauti resursų kažkur tai ir neišprotėti. Čia turbūt, nežinau, ar pavyks čia man top 3 pasakyti, gal vėliau kažkas galvoj susidėlios, bet žiūrint, ar ne, į tą norą, ar ne, kažkaip tai tą vaiką čia taip užauginti, sudėti ten viską geriausia, ar ne, tai jau truputėlį mes reiškės norim kontroliuoti visą pasaulį. Ta prasme, mes jaučiame, kad tarsi turėtume galios, dabar paimti viską ir sukontroliuoti. Iš tikrųjų, ne. Šitoj vietoj tas nepriėmimas pasaulio neapibrėžtumo ir savo netobulumo dažnai ir kelia problemas. Gerai, aš jau dabar, sakykim, norėjau būti mama perfekcionistė ir dabar susivokiau, kad gerai, nepavyksta, gerai, nebūsiu perfekcionistė, būsiu pakankamai gera mama, ne, čia jau su savim išdirbam, ir tada žiūrim į tą savo vaiką, bet ant jo, tai aš pavarysiu. Jau, kaip sakant, aš tai jau, netobula, gerai, jau nepavyksta, bet jau padarysiu, kad jau jis būtų tobulas tas mano vaikas. Tai irgi truputėlį varom save į medį. Nepadarysim mes tobulo vaiko. Aš girdėjau, kad nevaryk Dievo į medį, bet kad savęs nevaryk. Tai dabar bus čia Sigitos šaunam savo į koją, dažniausiai kažkaip. Jauni šaką. Tai žodžiu, varom ar Dievą, ar save į medį ir sakom, bet jau kažkaip gerai, tą vaiką tai reikia kažkaip tobulą padaryti. Atkočiuoti, jo. Jo, ir čia vėlgi yra, kad aš nepriemu, kad mano vaikas, jis irgi netobulas yra. Ir nebus tobulas. Ir geriau, kad nebūtų tobulas. Ir net nenorėtų toks būti. Tai čia irgi toks nepriėmimas to pasaulio netobulumo, neapibrėžtumo ir nekontroliuojamumo yra. Jeigu aš kažkaip galvoju, kad aš čia vis tiek turiu pavaryti. Gerai, save gal jau kažkaip susitaikiau su savo netobulumu, bet jau vaiką tai tobulą. Bet gerai, jeigu, tarkim, ne dėl vaiko, kad jisai tobulas, nebūtų, bet, tarkim, mano atveju, tai, aš labiau gal norėčiau, kad tas santykis būtų geresnis, kad, aš būsiu dabar, atsikeliu, vakar ten susifeilinau kažką, bet jau rytoj jau viskas normaliai, atsikeli ryte, aš iki vakaro vėl ten susikočioju. Bet galvoju, blemba ir vėl čia sufakapinau visą ir santykį ir gal, žinai, mano, pavyzdžiui, atveju aš ten tikrai nenoriu, kaip tu sakai, tobulo, man irgi atrodo čia labiau blogai negu gerai, bet dėl pačio santykio stengimasis ir kas, kodėl noriu būti tada ta gera mama? Ar tu nori ten, kad kiti pasakytų, kad oi, kokia šaunuolė mama? Ar kad, kaip tu sakai, vaikas varytų ten 10-ukais, žinai, ir diplomais? Ar tu nori gerą santykį? Ir jeigu, pavyzdžiui, aš susifakapinu, aš galvoju, kad aš kertu per mūsų santykį. Ir dėl to save ėdu kiekvieną dieną. Ir dar tas, žinai,
pulsuoja tiesiog spaudimas, nu ir viskas susideda į tokį. Nu gerai, čia kaip tas santykis. Atsikvėp. Irgi atsigerk. Ačiū. Žinok, mano noras tai vienintelis visą laiką, kai šitus vaikus auginu, kad pirmas, kad aš būčiau laiminga, nes jiem bus tada zaibys, jeigu aš būsiu laiminga. Ir antras dalykas, kad kai jiem bus 30 metų, kad jie norėtų man paskambinti ir bendrai paėmus keltų. Gal sakysi, kad nukaršintum. Kad pakeltų ragelį mamai, nes daug dabar, žinau, atvir, aš pati taip darau, aš tiesiog nenoriu pakelti ragelį. Gal SMS, I can't talk right now. Tai va, mano pagrindiniai šitie dabar dalykai yra ir kažkaip labai neša tokio lengvumo, labiau tokio, žinai, aš ten kaip jau neišpirkinėjau savo feilų ten plovyklų, aš neturiu. Aš plovyklas statau dėl to, kad tiesiog už santyki gerą statai bendrumą su vaiku. Ir bendrumą, ir žinai, čia nuo vaiko charakterio priklauso, kiti, nesvarbu, kiek metų jiem reikia 100% užimtumo, tai čia kitas, bet jo, čia yra koks tavo kriterijus, matyti, dėl ko tu laužiasi tą galvą ir žinai, vat kaip tu sakai, kad man paskambintų arba... Nes čia yra apie santykį, tai nėra, žinai... Bet tada kitas klausimas, kur čia gal ne visai šito podcast'o tema, kiek būti mama, kiek būti draugė. Toks, vat, irgi mamai tai skambini, ta mama, jeigu ten jau tai iš pagarbos pozicijos, tai yra, žinai, ten pasveikint su vardą, nežinau. O jeigu draugiškas tas santykis, tai yra kitas, bet tada, žinai, irgi skirtingose literatūrose skirtingi žmonės sako, žinai, kiek tu turi būti mama, kiek turi būti draugė, sako, kad tu neturi būti draugė. Draugų vaikas turi. Tu turi išlikti mama. Taip. Tai toks... Bet nebijo, turi pasakyti, kad jeigu kažkas blogai, tai vėl, žinai, ant kiek ta riba yra, ką tu skaitai, žinai, kad vaikas gali pasakyti, kur draugas, kokią paslaptį, žinai, kokio lygio gali pasakyti. Kas kur rūkė, kas paslėpė cigaretę. O čia yra aukštoji matematika ir čia yra raketų mokslas apskritai šito santykio, bet mes iš vis jau Sigita atsigėrė. Jau atsigėrė. Jau pasirašiau, žinokit, apie šitą pakalbėti. Tai aš truputėlį atreaguosiu apie tą ryšį pirmiausia, apie ką čia mes kalbėjom. Tai vėlgi, aš čia kažkaip išgirdau, vėlgi aš noriu tobulo ryšio su vaiku, kad jis man paskambintų, Vėlgi, mes to negalim sukontroliuoti. Mes galim stengtis tą ryšį, kokį įsivaizduojam, kaip mes galim ar ne, va čia į dienai palaikyti, bet kas ten bus už 30 metų, kas ten bus to mano vaiko galvoj, tai mes nesukontroliuosim. Aš galiu padaryti tai, ką aš galiu šiandien dėl savo vaiko ir ryšio padaryti. Jeigu galiu, jeigu turiu resursų, gal šiandien neturiu, nėra kiekvieną dieną 100%. Gal vieną dieną aš ryšio, tą, kaip sakant, dėmesio, resursą vaiko papildysiu truputį, kitą dieną daugiau papildysiu, ar ne? Va tiek, kiek aš irgi galiu. Va kaip tu, Lina, sakei, tu nori būti laiminga, nes vaikai bus tada laimingi. Šiaip iš esmės tai tikrai taip yra, kad vaikai ko labiausiai nori, kad tėvai būtų laimingi. Ir nesvarbu, kiek metų yra tam vaikui, ar 7, ar 30, tikrai taip. Jūs irgi norit, kad jūsų tėvai būtų laimingi, o ko tėvai nori? Irgi nori, kad jūs gerai gyventumėt, kad viskas jums būtų gerai. Tai vat mes turim ir, kaip sakant, truputėlį būti šitoje vietoje, gal net skaičiau savanaudiški, žiūrint, kad realiai, ką aš kontroliuoju, tai savo laimę. Aš galiu savo vaikui kažkaip bandyti jį padaryti laimingu ar dar kažkas stengtis, bet irgi su tokiam sveikam požiūrėje, ar neaukodama ten savo laimės tiek, kad jau nusivariusiu būsiu visai, bet galėsiu kažkam pasakyti, kad aš viską savo vaikui atidaviau, o tas nedėkingas man net nepaskambina. Tai taip tikrai būna. Bet čia, ojoj, kaip dažnai čia aplinkoje mamos girdimas. problema, visiškai ne vaiko. Bet Vaikas neprašė to mamytės. Bet aš Ir dar noriu apie tos draugus gal atliepsiu. Aha. Ne,
Tai girdėjau teisingų atsakymų. Ai, čia šitoj vietoj. kur mama, ar draugė? Jo, turi? ar mama ar draugė. Tai taip, mama negali būti draugė, nes mama yra mama. Ir pažiūrėkit, koks yra santykis su draugu. Ar aš draugo klausau? Nu ne, nebent kažkoks iškreiptas tas santykis. Aš su draugu esu kažkiam lygiaverčiam santykiai. Ar vaikas ir mama gali būti lygiaverčiam santykiai? Nu nelabai, nes tada vaikas pasakė, mama eik susitvarkyk ir mama eina susitvarkys. Nu ta prasme, tai čia turėtų būti lygiavertis santykis, ar ne? Negali tai būti, nes tada išsikreipia šeimos dinamika. Bet kartais tai būna ir tai yra problema. Ir dažniausiai tai yra... Kai žmogui yra sunku brėžti ribas, sakykime, aš esu mama, šiaip man nėra lengva ribas brėžti, aš tikrai mokausi, tu galvoji, kad vat, jeigu aš viską leisiu, tai jis bus labai laimingas vaikas, ne? Bet tada hierarchija pasikeičia, tada vaikas diktuoja šeimos reikalus, jisai yra pirmoje vietoje, aš to noriu, aš ten Mes noriu. vadinam šitą fenomeną UABO direktorius. Gerai, kur šiais metais atostogausi? Amerikoje. Jo, ir tu kažkaip gal pradedi paslysti tarp to, kaip čia man padaryti tą vaiką laimingą ir viską jam duoti, ko iš čia tik nori, bet kaip dar iš jo kažko pareikalauti, bet jeigu aš dabar reikalausiu, kad jis daiktus susidėtų savo ar žaislus į dėžę, tai jis juk jau bus nelaimingas, jau jis nenori to daryti, tai gal aš bloga mama esu, ne? Šitoj vietoj tas toksai sveikas protas, kad aš esu viršininkė šitoj vietoj santykėje su vaiku, bet ryšį tokį kaip mamos ir vaiko mylinti, pagarbų, aš stengiuosi irgi kurti, bet nedraugiška. Nes vat kur jau prasideda draugystė, ten jau nebėra ribų, reiškia, kad yra problemos su ribom, su disciplina ir tada patys tėvai kenčia nuo to. Aš noriu paklausti labai trumpo, ne į temą klausimo, bet pamiršiu, aš tiesiog visiškai nesenai atradau tokį terminą kaip kopriklausomybė. Tai kopriklausomybė žinojau šitą, bet kad yra kopriklausomybė nuo vaikų. Irgi tos pačios mamos visiškai savo resursų išnaudojimas ir priklausomybė nuo vaikų, negebėjimas atsitraukti. Tai čia turbūt irgi reiktų atskiro dalyko, tiesiog man įdomu, ar tu esi susidūrus su šitu ir ar mamos, vat, kaip sakai, išsieikvoja ir tas ryšys tarp vaikų ir mamų irgi tada jisai tampa, nu, ta hierarchija tokia keista. Šiaip aš nelabai esu šito termino linkusi naudoti, čia labiau gal yra iš psichoanalitinės pusės terminas, bet aš, jeigu žiūrint į schemų terapijos, tai aš vadinčiau čia pasiaukojimo schema, kada aš pasiaukoju viską dėl vaiko, aš jam atiduodu ir aš tada jaučiuosi tokia tuščia, bet mano galvoje yra taisyklė, kad aš esu vertinga tik tada, kada aš viską atiduodu kitam. Tai nebūtinai turi būti vaikas, tai gali būti ir kitas žmogus. Kada aš tiesiog esu verta meilės, dėmesio tik tada, kada aš viską atiduodu. Bet jeigu aš jau pradedu apie save galvoti, kad man kažkas nepatogu, ar aš kažko nenoriu, tai aš jau blogai esu. Va šitas taisyklės slepiasi ir su kopriklausomybė irgi greičiausiai tas toksai atsidavimas yra tam tikras siekis būti vertinga ir mylima. Nes, nu, vat, jeigu aš tą savo vaiką labai labai mylėsiu, nu, tai jisai, nu, kaip sakant, norės man tą stiklinę vandens senatvėje atnešti. Tai vat ir sako, kad tie žmonės, kurie atrodo labai pasiaukojantis, jie vis tiek tai daro iš savanaudiškų tikslų. Dažniausiai. Tam tikra prasme, bet ta prasme, tai yra labai labai sveikas poreikis būti mylimam, vertingam, pamatytam, išgirstam. Bet ne per vaiką mes turim to siekti, ar ne? Ir dažniausiai tai, nu, turbūt slypės, kad vaikystėje, sakykime, tas žmogus negavo to, kad kaip praeitam podcast'e kalbėjau, kad negavo to žinutės, kad tu, aš tave myliu ir sergantį, ir piktą, ir linksmą, visada myliu, ar ne? Galbūt gavo žinutę tokią,
Sutvarkiai namus, šaunuolė, nesutvarkiai, marš lauk, arba nereikia mums tokio vaiko, ar ne? Va tokios sąlyginės meilės, kai labai daug gauna ir aš suvokiu, kad, aha, jeigu aš būsiu gera, jeigu viską labai gerai darysiu, tai jau mane mylės. Tai va tą patį gali kartoti ir ant vaikų. Va kažkaip aš būsiu pati geriausia mama ir tada mane mylės. Visada. Va čia toks irgi bandymas irgi sukontroliuoti gyvenimą tam tikrą prasme ir kitą žmogų. Ir tada pradeda manipuliuoti. Taigi aš tau, kaip sakau, viską atidaviau, dėl tavęs nemiegojau, o tu man, šitaip, ar ne? Tai ir tada tu girdi galvoj savo mamą ir savo babą. Lygiai tą patį sakant, lygiai tą patį. Ir galvoju, aš tavęs taip neprašiau aukotis, aš norėjau, mama, kad tu laiminga būtum. Tai būtent, žinai, ir va to vietoj, kai pradeda skambėti tokie žodžiai, tu galvoji, blemba, iš kur man šitą išsiim, žinai, kažkur tai, tai per terapiją, ko gero, čia tik tai šitos dalykus galima, nėra taip, kad čia išsiemi kažkokią mikroschemą, bet kartais taip atrodo, kad, blemba, atrodo, kelios kartos daro tą patį ir tu darai tą patį. Nes kasdien tu tai matėjai ir net neturi kitokio modelio, žinai, pasiėmėjai viską. Taip, jeigu, mes kaip vaikas mokosi, stebėdamas aplinką, kas vyksta aplinkoje, girdėdamas, ką tėvai kalba, ką aplinkiniai kalba, kaip kempinė, sugeria visą informaciją. Taigi, pradžioje vaikas net neturi kritinio mąstymo, kad pagalvotų, tai čia nesąmonė mama daro, ar ne? Nesąmonė sako, arba kažkas netaip vyksta. Ir kitas dalykas, taigi mes, kai esam vaikas, kai augam ar ne šeimoje, mes negalim čia paimti ir sakyti, man čia nepatinka, susiranku šmutkės, einu susirasiu kitą mamą. Taip nevyksta, ar ne? Mes esam, priklausomi kaip vaikai. Kai kuriuose šalyse taip vyksta nuo kažkiek tai metų. Pasaka manis, pavyzdžiui, Švedija. Aha, kiek įdomu. 14 gal, 16. Nepatinka, kad mama mane nupirko telefono ir aš išeinu, ar ten pas globėjus galima išeiti gyventi. Kažkas tokio. Nežinau, ar teisingai viską pasakiau, bet žinau, kad yra tokių situacijų pasakojama. Feilina, mama nepatinka, išeinu. Tai tikrai, kad kartais išeiti noris, ar kartais tikrai tie tėvai feilina, ir ten, tikrai žiauriai feilina, ne, jau čia jeigu kalbam apie smurtą ir panašiai, tai, bet tu esi priklausomas iš esmės, ne, ir tu turi susikurti kažkokias taisyklės, kaip išgyventi toj šeimoje. Ir tai, tas pasiaukojimo, ta kopriklausomybė, jeigu taip vadintume, ar ne, pasiaukojimas gali būti vienas iš būdų, kaip aš toj tokioj disfunkciniai šeimoje išgyvenu. Paklūstu, viską atiduodu ir tada mane vertina. Dar ten kokia 10-tukininkė, sunešu 10-tukus ir aš tada pasijaučiu vertinga, ar ne? Ir tada paskui turiu labai didžiulę baimę suklysti, labai didžiulę baimę pasakyti kažkam ne, labai bijau būti kažkam nepatogi. Dažnai terapija ateina žmonės su šitom baimėm, jie tiesiog labai bijo pasakyti ne, nusivaro iki perdegimų ir panašiai, nes, jeigu tavęs prašo, tai reikia daryti, nes kitaip tu nieko vertas, nevertingas, nes taip to šeimoje veikia sistema. Ir dažniausiai apie 30 metų, kai jau tos smegenys subręsta, ne, ateina žmogus terapija, sako, kažkaip negerai jaučiuosi, kažkas negerai vyksta, ne, tai dažniausiai ir būna kažkokios schemos susiformavusios, kurios ten šeimoje veikia, pasiaukojai, gerai, tu gali čia gyventi, tu pristaikai prie tos aplinkos, bet žiūri, kad išeini į pasaulį, tu nebeturi tiek resursų visiems pasiaukoti ir žiūri, kad nebeveikia tos schemos, kurios anksčiau veikia. Tai čia truputėlį nukrypom. Labai gerai nukrypom. Su nukrypimu aš norėčiau padaryti mūsų reklaminį interpėlį ir pasakyti, kad mūsų podcastą remia labai, mano galva, svarbi organizacija Lietuvoje, tai yra Ankstukai. Ir man pačiai teko prieš kelis metus susipažinti su įkūrėja ir jinai pasakojo istoriją, kaip jinai pati važiuoja į ligoninės ir pas tas šeimas, kuriom gimė per anksti kūdikis, padėti tiek fiziškai nuvežti daiktus, nes jiem reikia irgi nuo specialių
sauskelnių iki rūbelių ir viso kito, iki psichologinio palaikymo, kas tėvam yra labai svarbu tuo metu. Ir vat nuo tada ankstukai labai toksai, aš pagalvojau, kad tikrai tos mažos organizacijos jos daro labai labai didelius darbus. Ir šioje laidoje mes norėtumėm tiesiog paprašyti ir pakviesti skirti savo 1,2% GPM būtent ankstukų organizacijai. Ta galima padaryti, sakai, nuo gegužės, ar ne? Iki gegužės 2 dienos, kai deklaruojat savo pajamas, galite skirti 1,2% ankstukų organizacijų. Aš dar pridursiu, kad daug žmonių nežino to bendrinio skirkite lėšas kažkam ir konkrečiai kam yra skiriama. Tai yra medicinės įrangos atnaujinimui ir psichologiniai paramai. Ir edukacija, apskritai nuo daiktų iki psichologinio palaikymo. Tėvam ypatingai. Taip. Tai aš prisimenu, kai mano vaikai gimė, taigi jie irgi prie ankstukų prisiskiria ir kai tu jie... Kelintą savaitę gimė? 36. Tai kai įimi tą 1,5 kilogramo vaiką pas tokiam kojytėm ant rankų, tai to psichologinio palaikymo žiauriai reikia ir aš įsivaizduoju, kad ir visai šeimai reikia. Labai sudėtinga būna iš tiesų ten ir tas 1,2% tikrai yra labai svarbu. Tai jeigu jūs tik tais norit, kviečiam paremti ankstukus. Gerai, dabar išgeriam vandens. Ne, va dar išsigeriam vandens. Ir sugrįžtam. Gerai, šiaip žinai, šita laida, mes taip galvom, kad bus vėlgi į vienus vartus, bet mes išsiplečiam ir tai labai apjungia daug dalykų, nuo tėvų iki vaikų auklėjimo, iki pačių mamų ir net iki pačio žmogiškų kažkokių schemų, kur tu matai, kad žmonės šiuolaikiniai ką atsineša. Tai kai tu pasakai nepatogumas kažkoks ar negalėjimas pasakyti ne, tai man iškart Instagramo hashtagai, nes ta psichologija Instagrame praktiškai apie tai labai labai daug šneka. Tai va labai įdomu, kiek daug išsiplėtėm ir man labai įdomu, kad pavyzdžiui, tarkim, kaip kalbėjom apie mamos tiek pasiaukojimą, tiek varimą 100%, šiandien 100% atliepiau vaiką. Aš manau, kad nesivertinė. Aš apie procentus norėčiau biškį pašnekėti, jeigu galima. Apie procentus? 100% atliepimą. Iš matematinės pusės? Iš įvairios pusės. Ne? Aš dabar čia tokią naują terminą įvedinėjau su klientais apie tą 100%. Tai buvo tokia grupė 110%. Taip, ir tu, Ieva, pasakė, ar ne, ir šiaip mes kažkur arba savo, ar kažkur skaitė, kad reikia atliepti 100% vaiko poreikius. O šitoj vietoj norėčiau paprieštarauti. Paprieštarauk, Sigita. Šitoj vietoj norėčiau pasakyti, kad realiai jau taip, kad vaiko psichika vystytųsi pakankamai stabiliai, yra sakoma, kad užtenka atliepti nuo 20 iki 70% kažkokio tai vaiko poreikio. 20 aš galiu. Gal vieną dieną 20 atliepsi. 30 kokio 8. Tai va, vieną dieną gal 20 atliepsit, kitą dieną gal 70, trečią gal 50. Ne? Bet iš esmės aš sakyčiau, kad 100% atliepti vaiko poreikius yra nesveika. Kodėl aš taip sakau? Čia tas helikopter parenting jau vadinasi. Taip, jau mes čia galim galvoti vienas dalykas apie hiperglobą, kada mes nebeatskiriam, kur yra vaiko poreikis, o kur yra vaiko noras. O šita labai gera tema. Taip, tai va, nes pavyzdžiui, vaikas gali norėti 3 porcijos ledų, ar ne? Ir mes... Čia nieko dar nori raketos, pavyzdžiui, arba važiuoti į barbecue kepti į Ameriką. Jo, tai va čia yra vaiko norai, bet ne poreikiai, ar ne? Kai mes 100% stengiam atliepti, tai net jeigu ir šiaip kažkokius normalius tikrai poreikius, mes galim susidurti su tuo, kad tai pala, o kur mano kažkokie poreikiai, tualetas, maistas, miegas. Nėra. Kur pamiegosi, kai mirsi. Kur buitis. Ta prasme, iš esmės,
nėra realistiška atliepti 100% vaiko poreikių. Ką tas reiškia? Kad tą pačią sekundę viską duoti vaikui, ko jam reikia ir ko jisai nori. Jeigu mes, pavyzdžiui, nežinau, vaikas nori, kad mes su juo pažaistume, bet mes tuo metu kotletus kepam, ne? Ir tą minutę negalim su juo pažaisti. Tai mums dabar mesti tos kotletus ir bėgti žaisti, nes vaikas nori. Kaip čia? O jeigu jis klykia? Padėti laikroduką ir sakyti, už minutės aš ateisiu. Čia praktika tokia gera būtų, ne? Bet iki to dar reikia daeiti. Taip bendrai sakant, ar ne, kad tikrai bus tų situacijų, kada vaikas ir paklyks, ir kažko tuo momentu negaus, ir bus susierzinęs, ar supykęs, ar durim trinktels, kad tu kažko tai neduodi, neleidai, ar ne. Bet iš esmės tikrai mamos, jeigu galvoja, kad turi 100% atliepti vaiko poreikį čia ir dabar ir viską, ką tik nori, jau nėra vaikui labai sveika, nes tada vaikas nesusiduria su diskomfortu, su kažkokiu tai nepatogumu gyvenime. Čia mes prieisim prie šiltnamio, bet prieinant prie tą, mano čia klausimas yra per kelias eilutės, aš užbaigsiu paskutinį eilutę. Netgi kai mama nori atliepti, kai sakiau, kad aš šiandien atliepsiu 100%, tu negali, ne tik tu, aš ir tu galbūt būtų visą dieną geras labai žmogus ir vien pozityvus ir vien atliepiantis. Ir tos kažkas tai kaupėsi, vis tiek negatyvas ir kur tu jį padėsi. Ar ta mama paskui išsitaškys, pomidorais ant sienos, ar kažką tu turi išmokti valdyti tą. Bet iš principo, jeigu netgi galvojant, kad tai yra nesveika pačiam vaikui, bet ir mamai ar tėčiui, tai gali būti nesveika, nes kaupėsi visai kitos emocijos kažkur fone. Ar aš čia nusišneku, ar tai būna? Tikrai tai būna ir tikrai tada mes nueinam į tokias būsenas, kada mes jau visai neatliepiantis galim būti, net ignoruojantis tą savo vaiką, gal net depresinės būsenas galim nueiti, jeigu mes taip tikrai labai labai stengiamės 100% viską padaryti, užmiršę viską, ką patys turim, net biologinius kažkokius fizinius poreikius. Ir tada, kai mes esam, kaip prieš tai susijant su to, tokia pasiaukojanti, viską atiduodanti mama 100%, ar ne, galiausiai viduje kažkokio tai vis tiek pyčio yra tokio adekvatumo, kad kažkaip tai ir aš kažko noriu. Ir tada ant ko? Ant vyro. Tai ant vaiko tai negaliu, taigi aš traumuosiu jį, ne? O vyras jau viskas. O vyras jau traumuotas. Tai tada, ant vyro išsilieju ir vakare aš jau nesukalbama esu, ar ne? Ir aš esu tokių klientų turėjusi, kur sako, visi galvoja, kad aš žiauriai geras, švelnus žmogus esu, bet iš tikrųjų aš namuose tai žiauriai pikta esu. Bet tas ir yra, ar ne, kada mes nesam tokie, kaip sakom, visokie. Aš ir švelnus, ir geras, bet kartais ir piktas, ir liūdnas, ar ne? Kai ir stengiamės būti tik kažkokie geriečiai, ar ne? Viduj tai vis tiek yra tas sveikas suaugęs, kuris sako, žiūrėk, jau man užkniso, kad tu čia apsimetinėjai prieš visus, jau aš nebetlaikau tavo apsimetinėjimų ir tada pareina piktas vaikas, kuris sako, jūs mane visi užknisote. Tai mes tikrai, jeigu žiūrim tik vaiko poreikius 100%, savo užmirštam, kažkaip vienaip ar kitaip išlys kažkoks tai pyktis. Kažkoks tai, noras, ar ne, sveikas noras, duokit ir man ką nors. Dabar turi pasakyti, ko aš prisiminiau, vyras pasakojo man istoriją, sako, paspaudžiau lifto mygtuką į darbą, eina ryte ir sako, kaimynai girdžiu, ten žinai, sako, išeina vyras, nuleidęs galvą, įlipama būdai, liftas stovi, sako, sako, toks vargšas, tai pagaila man. Sakau, tai ko ten rėkiant jo? Tai sako, ar nėra už ką rėkti? Visada sako, atrasit už ką rėkti. Tai čia tokia istorija, kad visos moteris pirmiausia kapoja savo vyrus. Tikriausiai, ne? Taip, ir aš sakau klientams dažnai taip,
vat apie tos kapojimus. Dažniausiai, jeigu žiūrint dabar moteris, prašo meilės bjauriausiais būdais. Nu, aš noriu, iš tikrųjų, kai aš rėkiu ant vyro, mano vidinis vaikas sako, kad man, ten, sakykime, aš esu pavargus, pažiūrėk, kaip aš stengiuosi, tu pamatyk mane, ar ne? Bet mes sakom, tu visada neišneši šiukšlių. Jo, tas visada. Jo, man tai tas visada tai killeris yra. O iš tikrųjų mes norim, kad vyras taip iš tikrųjų, nu, tikrai mažai šiukšlės išnešu, tu tikrai daug daugiau tvarkais, aš matau, kaip tu stengiasi, ne? Mes norim šito, o vyras sako, tu mane užknisi pastovės tam savo šiukšlėm, ar ne? Taigi tą antradienį išnešiau. Neišnešiai, išnešiau. Greičiau išnešti, tai kiek dar laukti. Tai vat mes kartais šlykščiais būdais reikalaujam meilės. Labiausiai atstumiančiais, į gynybas vedančiais būdais reikalaujam, nu, kad patenkink mano poreikius. Va, aš atidaviau 100% vaikui dabar šiandien, jau jisai užmigo ir aš jaučiuosi kaip išsunkta kempinė ir noriu, kad kažkas pasakytų, kokia tu faina, gera, kaip matau, kaip tu stengiasi, bet žiūriu šiukšlės, va, vėl neišneštas, sumuštinį darės, viskas nuversta, ar ne, visa virtuvė ir tada pareina, ne, tai kodėl tu nepadedi, ir tada ir galvom, vat norim meilės iš tikrųjų, bet ką gaunam, tai konfliktus, pykti. Čia labai įdomus toks mechanizmas. Bet negi mes ant tiek savęs nesuprantam, kad... Tais momentais, kada pykstam, dažniausiai nelabai suprantam. Vėliau galim jau suprasti, kas čia vyko. Ir jeigu tai kartojasi, galim tyrinėti. Bet žinai, atrodo lievai, kad pasakyk, kokia aš faina. Šiandien, žinai. Labai dažnai taip darau. Man tai būna, aš kai pradedu rėkti ir paskui, kai pradeda jau ten taikymosi būna etapas, tai aš pradėjau suprasti, ko iš tikrųjų noriu. Tiesiog pradėjau nusakyti, kad aš tiesiog norėjau, kad tu man pasakytum, jog ačiū už vakarienę. Ten labai šiandien su vaikais ten kažką užsiėmei, darei ten kažką tokio. Bet vyrai kažkaip to net nesupranta, nes kai grįžta iš darbo, atrodo, aš pavargęs, viskas, aš buvau darbė, žinai. Blemba, tai kiek mamas irgi, žinai. Nu, čia amžina diskusija, žinai, ir aš subjektyviai gal tiesiog šneku šitos vietos, bet mes kalbam ne apie tai šiandien. Jo, ne apie tai mes vis kažkaip nuvingiuojam tokia labai. Žinai, nu, dėl to, kad sakau, labai plačiai apima ir apie tą, vat, norėjau labai nenumesti šiltnamio efekto, ką mes jau užsiminėm apie tą hiperglobą ir mamos jau iš ten galvojimo, kad mano dabar elgesys turi būti maks geresnis negu mano tėvų, tai aš dabar visiškai tobulai elgsiuosi ir save nusivarysiu hiperglobą ir tada vaikas auga šiltnamio sąlygom. Ir vat mes tokį klausimą esam tau paruošę, kiek tai yra sveika gyventi visiškai tobulom sąlygom, nes bent jau dabar, kiek matau, tai mamos labai tas stengiasi, kiek, žinai, tai yra afišuojama, kiek ne, bet ten nuo geriausių rūbelių iki knygelių, iki švelnaus prieraišaus whatever elgesio, žinai, visa aplinka yra formuojama taip, kad tas vaikas augtų tikrai tokiam šiltnamiukė. Ir aš klausiau irgi tinklalaidės su kita tokia moterim ir man patiko jos tokia užmesta tiesiog klausimas. Kai mes augom, tai mes labai anksti pamatydavom tą konfrontaciją. Okei, čia yra taip, čia būna ir kažkas pavojingo, čia būna nemalonaus, kažkas kažką pasako, nes tėvai nuo viso to nebūtinai, žinai, saugo. O dabar yra viskas, aš tave už rankutės nuvesiu, paduosiu kitam už rankutės, kad tik tu nematytum nieko liūdinančio ar pikto ir panašiai. Kiek tai yra sveika ir kiek tai gali būti žalinga. Aš čia viską jau pakankamai paklausiau. Iki kiek metų reikia mamai vežioti savo, čia kurių istoriją, savo paauglį 17 metų kūdikį į sporto salę? Ar tai normalu ar ne? Nu, kaip čia pasakyti? Kuo skiriasi, kur yra ta hipergloba? Nes mama bijo, kad jam kažkas atsitiks, jeigu važiuos vienas su autobusu.
Jam yra 17 metų, primenu. Tai jau jam kažkas atsitinka, nes jis turi nerimastingą mamą. Tai šiaip hipergloba skiriasi nuo tokios, sakykime, adekvačios globos tuo, kad kai mamos už vaiką daro tai, ką jisai gali padaryti pats. Jeigu žiūrime šitą situaciją, kaip pavyzdį apie 17 metį paauglį, tai jis tikrai jau pats gali kitos salės nuvažiuoti. Nu, nebent ta salė yra kitam miesto gale ar kitoj šalyje. Aš vežu į Lenkiją sportu, nes pigiau. Gal ne, bet čia jinai taip ironiškai pasakė, iš tiesų tai, nu, tu jauti, kad tu nesąmonę, žinai, darai su savo vaiku, tu visiškai neleidai jam būti savarankišku. Ir jis jau turi patirti sociumą. Bet aš, žinai, net ne apie tą savarankiškumą, nu tai yra viena, bet apskritai mūsų tokį įsijautimą į tą tobulą tėvystę ir tokį jau, kad must have viską, visi įrankiai paruošti, knygos, appsai, taip toliau. Tai kodėl tas daroma? Kad tas vaikas tik tai užaugtų kuo švelnesnėm, palankesnėm sąlygom. Kiek tų palankių sąlygų daug reikia? Nu, va, toks tai gal. va, tą ir apie tai kalbėjau, kai sakiau 70%. Kad va, kažkiek vaikas turi patirti diskomforto, kažkokio tai negavimo, neturėjimo, kažkokių atsidurti situacijose, kur nieks pagalvės nepakiša, ar ne? To reikia. Dabar... Kodėl to reikia, dar pasakyk? Tam, kad žmogaus psichika formuotųsi psichologiškai atspari. Nes jeigu man visada pagalvėlės visur sudėtos, man nesivysto psichologinis atsparumas. Kad įvykus kažkokiom situacijom ir nėra tėčio ar mamos pagalvėlės, aš nebeišgyvenu. Man tragedija, pasaulis baisus, ar ne? Tada tikrai matau pasaulį iškreiptai ir laukiu, kol kažkas ateis man padės, ar ne? Ir padarys už mane. Tai tokio ir vengiančios asmenybės gali suformuoti, bijančios visko asmenybės, nes visada yra kažkas, kas ateina ir padaro. Visus nemalonės situacijas ateina ir sprendžia. Tai čia vis dėlto yra labai svarbu, ar ne, leisti ir vaikams pajausti savo kažkokių ar klaidų pasekmes. Nu, pavyzdžiui, ar ne, pamiršo vaikas ten kažkokią knygą, skambina mamai, atvežk, pamiršau tą knygą, ne, lietuvių knygą. Nu ir ten, nu gerai, gal vieną kartą nuvežėm, ar ne, bet jeigu tai yra kažkoks besikartojantis dalykas, kada kažko vaikas nepasidaro ir negauna tų pasiekmių, ar ne, tai tada vat, vaikas ir auga su žinojimu, kad kažkas vis tiek ateis ir užspręs už mane. Nuveš į kitą šalį. Jo, ir tada laukia, dažnai čia tada gali suformuoti ir toks narcisizmas, bet tas toksai, žinot, kad kažkoks, aš esu toks ypatingas, bet kažkaip kiti niekaip nemato, koks aš esu ypatingas. Nu, aš esu kažkoks geriausias, bet visiems kažkaip labiau pasiseka, nu, mane skriaudžia pasaulis, va, gali ir tokia asmenybės, ar ne, dalis susiformuoti, kada man atrodo, kad kažkaip niekas nepastebi, koks aš ypatingas ir visiems viskas geriau ir tada toksai vargšiausias aš esu. Ne, gali būti narcizai, va tie, kur aš geriausias, jūs čia visi durniai, arba gali būti, kad aš esu vargšiausias, neįvertintas, nepamatytas, ar ne. Tai va, tai irgi tikrai esu girdėjusi, kad va, dabartinė karta va, su ta hipergloba augina narcizus. Va, yra sugirdėjusi va, tokių va, pasisakymų. Kad... Arba tokie žmonės dažnai puola į kažkokius toksiškus santykius, dažnai nori kažkokius, pritraukia tokį, žinai, irgi nelabai, narcizas narcizo nepritrauks. Nes bus jiems slėvai, neįdomu jam bus abiem. Auka turi kažkokią pritraukę. Kažkokią pritraukia kitokio tipo žmogus, kitokiom traumom ir tada jisai patenka, dažniausiai aš esu mačius tokių pavyzdžių, kur pritraukia, visada nesiseka žmogui kažkaip, visada tie santykiai blogi, žinai, visą laiką kažkaip ne taip. Bet čia vėl viskas iš vaikystės, ko gero, ateina. Ir dar kažką norėjau sakyti, bet nesvarbu.
Gerai, dar yra kažkokių klausimų. Jo, turim, čia yra gal ir tiesiog, ir netiesiogiai susiję, kalbant apie tą patį vaikų auginimą. Ar vis dėlto, bet ir apie mamas dabartinės, kaip po iš motinystės išėjusias ir jo, žinai, kadangi mes dažnai susidarim su tokiu, kad aš nebežinau, kas aš esu ir neturiu į kur atsigręžti. Ir kažkaip yra, aš irgi girdėjus apie tokią teoriją, kad tikrieji žmogaus talentai ir pomėgiai yra užkoduoti vaikystėje. Ar tu su tuo sutiktum, ar nebūtinai? Šiaip aš nesu dabar kažkokio tyrimo ar knygos skaičius, kad dabar pasakyčiau, kad tikrai ten taip ir yra. Bet šiaip žiūrint į asmenybės formavimąsi, tai taip, mes vaikystėje turim kažkokius tai polinkius. Ir jeigu tėvai pamato juos, atliepia tuos polinkius, tikrai galim save realizuoti kažkokio tai srity. Gal kažkoks vaikas į plaukimą ar ne yra gabus, ar ne. Gal kažkas ten, nežinau, žurnalistų būrelėje kažkam dalyvavau ir paskui ten žurnalistė dabar esu ar dar kažką, ar ne, rašytoja. Tai taip, tie polinkiai, manau, kad vaikystėje tikrai formuojasi. Galbūt suaugę mes irgi galim atrasti kažko, kas mums patinka, bet ta bazė turbūt tikrai vaikystėje gali susiformuoti. O šiaip, kai žmonės sako, aš nežinau, ko aš noriu, nežinau, kas man patinka, nežinau, ką aš noriu daryti, tai dažniausiai sakau, klausiu tokio klausimą. O ką jūs darot, kai jaučiat, kad nebėra laiko, dingsta laiko tėkmė, ten žiūri, jau valandą praėjo, nesupratau, kaip praėjo, ar ne? Vat paklauskit savęs, kuo jūs užsiimat tada, kada nebejaučiat laiko tėkmės. Ir galbūt tai bus atsakymas, kur jums būtų galima linko judėti, jeigu ar hobio, ar darbo, ar kažko ieškant, ar kažkokios specialybės, kur norint keisti. Aš dar tokį vieną iliustraciją prisiminiau vakar, kažkaip scrollinau telefone, pamačiau tokį video. Rodo nuo kūdikystės tokiais flash, tokiais, žinai, epizodais, filmuojamas berniukas iki ten 1,5 ar 2 metų ir kaip tėtis jį moko važinėti su dviratuku paprastu ir paskui jau jis 1,5 metų, nežinau, kaip vadinasi tos vietos, kur ten šokinėjo su tais dviračiais ant rampų, ten visai. Ir vaikas tokiam parke 1,5 metų ar 2, jis jau daro triukus. Ir aišku, auditorija pasidalino komentatoriai į 2 komandas. Vieni sakė, kad wow, koks talentas, vaikas talentingas. Kiti sako, jeigu tėtis to nedarytų, nedirbtų su jo, tai tas vaikas tikrai to, taip nesielgtų. Čia yra kažkokia, prievarta vos, nežinai. Tai ar aš galvoju, ant kur, kada, truputį nuvesti tą vaiką švelniai paėmus už rankos į tą pomėgio talentą, kad talentas gal jis iš tikrųjų, nežinau. Tas talentas man tokia biški savoka pakibus. Ar ir kita klausimo pusė, kaip nepriversti daryti to, ko tu pats nori, nes tas pats tėtis jis yra ten kažkoks ten, žodžiu, čempionas, ten ekstremalaus sporto. Tai reiškia, jeigu aš turiu vaiką, jis turi būti mano palikuonis daryti tą patį, kaip ir aš užsiimti. Kaip atskirti savo norą vaikas, kad taip darytų ir pamatyti jo tą tikrą, supratot, ką aš norėjau. Turbūt supratau, bet čia toks daug klausimėlių, tai pabandysiu truputėlį atreaguoti. Pirmiausia, apie tą tėtį, kuris mokino ten pats baikeris ar koks ten? Su dviračiu. Ten ekstremalus kažkoks dviračių sportas, kur ten šokinėja su dviračiais, triukus daro. Kažkoks. Tai jeigu vaikas, ar ne, turi dviratuką, tėtis jį mokina, tėčiui patinka tas dalykas, tai čia galbūt ir yra jų galimybė kurti ryšį ir nesvarbu, kaip ten tas vaikas mokės ar nemokės, bet tėčiui fainai pačiam galbūt savo vaiką to mokinti ir tai yra gerai. Kada yra blogai, jeigu vaikas nenori, nepatinka, o jį verčia, ar ne? Tai čia turbūt yra skirtumas. Jeigu vaikui kažkas patinka, jisai rodo, kad jam įdomu ar ne, tai mes kaip ir žinom, kur
link kurios pusės įvesti. Ir kai tu klausi, ar ne, kaip jo ten talentą vaiko surasti, ar ne, ir tada jau po to slypi galbūt kažkokia baimė, o kas bus, jeigu aš nenuvesiu, ten jis turi kažkokią talentą ir aš ten jo nenukreipsiu. Tai va čia irgi turim priimti tą, kad jeigu tikrai turi vaikas kažkokį talentą, jisai gali atrasti jį ne vaikystėje, gali jis vėliau atrasti. Mes, nesam visažiniai ir visagaliai dabar apspręsti to vaiko gyvenimo ir ten jį nuvesti į visus būrelius, kad tik jis kažkokį talentą atrastų. Tai turbūt irgi tą savo netobulumą, nekontroliuojamumą irgi turim priimti, kad jeigu jau vaikas tikrai bus kažkur talentingas, tas talentas prasiverš vienaip ar kitaip ir jisai ištransliuos, kad jis kažko tai nori. Bet jeigu, žiūrint, kaip man kur nukreipti vaiką, tai kertinis klausimas būtų turbūt, ar vaikas to nori, ar ne? Ar jam patinka su tuo dviratuku važiuoti? Gal jisai nori eiti šokti ten kažkokius sportinius šokius, o aš sakau, ne, aš esu ten dviratininkas ir tu būsi dviratininkas. O čia yra problema. Arba aš norėjau būti balerina, tai dabar tu būsi balerina. Tai va, kai mes realizuojam savo neišpildytas svajonės ant vaiko, tai, irgi yra problema. Šiaip tai labai mažai atsipalaidavimo. Kai, pakalbam, tai atrodo, kad labai esam įsitempę tėvystės klausimų, ką turim, kad tik nepražiopsot, kad tik pakontroliuot. Taip, ryšis 100%, kad poreikiai 100%. Kad neišlepint, bet ir nebūt per griežtam toksai. Taip. Ir žinai, aš prisiminiau, paskutinis jau čia klausimas, visiškai jisai čia bus nušokęs nuo biški. Nuo trajektorijos, bet apie tą irgi poreikius ir visą kitą. Ir su kažko diskutavom ir sako, kad baimė išlepint vaiką iš per gerą gyvenimą, iš tų per didelių šiltnamio sąlygų, kad net atrodo paprašiau vaiką auginti, kai gyveni tokiam vidutiniam sąlygom arba net šiek tiek nepritekliui, negu visko yra per daug. Nes tada tas vaikas gali išaugti išpindėjęs ten, pagalvės sudėtos, visi saugumai sudėti ir jis kaip žmogus gali visai kitoks formuotis, negu tas, kuris žino, kad gaus tiek arba tik tiek ir tiek, arba jeigu mama nenuperka, jinai nenuperka ne dėl to, kad jinai šiandien sugalvojo, tave už vakar nesusitvarkymą tau nenupirk, bet jinai nenuperka, nes jinai realiai negali nupirkti. Ir kad tokie žmonės gal užauga ir savarankiškesni, ar ten, nežinau, atsakomybės daugiau turi. Tai ką tu apie šitą tokį retorinį pamastymą matai? Mąstymą neretoriškai. Kaip problematika tai išgirdau, kad tikrai mes šiuolaikiniai didelė dalis tėvų tikrai gyvenam pakankamai gerom sąlygom, pakankamai daug ką galim duoti vaikams ir ypač mes linkę pirmiau vaikui nupirkti žaislą dar vieną, tik kitokios spalvos negu savo kažką. Ne, tai čia jau mes šitam projekte esam pastebėję prieš 100 metų. Taip, kad šita problematika yra, ar ne? Taip, ar ten kokių, sakykime, mažiau pasiturinčių šeimų vaikai vystosi geriau, ar ne? Turbūt taip jau negalėčiau pasakyti taip ar ne, čia turbūt bet čia mes vystimasi apie brandą tiesiog gal labiausiai tas aspektas. Svarbiausia nepapirkinėti vaiko pinigais, žaislais, dovanom, jeigu aš hiperkompensuoju savo kažkokį tai neduotą dėmesį, labai daug dirbu, bet užtat vaikui tenai kiekvieną savaitę vis po kažkokį žaislą nuperku, ar ne? Tai pradžių gal kol vaikas mažas, jam gal ir tinka, o paskui vis tiek pradeda jausti, kad aš čia žaislais apkrautas, mamos nematau. O mamos ar tėčio nematau. Bet žinai, ne vien kompensuoti savo ten darbą ar nebuvimą. Pavyzdžiui, aš turėjau klasiokę, kuri už kiekvieną ten parneštą 10 gaudavo ten 10 litų ar kažkiek. Tai irgi yra už kažkokį pasiekimą, tu gauni ten pinigų, ar gauni žaislą, ir aš gaudavau ar ledų. Gaudavai? Gaudavau po litą, man atrodo, gaudavau už 10. Turbūt čia irgi
litas ir 10 litų yra skirtumas, ne, už 10, nes tu jau jeigu daug tų 10 gauni ir turi daug pinigų, irgi kažkaip galbūt kaip vaikas nebesugebi įvertinti ar ne to, nes iš esmės, mes augam taip, kad aš kažką darau ir kažką gaunu. Ir jeigu aš nieko nedarau, ir aš bet gaunu labai daug, tada aš pradedu suvokti, tai pasaulis yra šitaip veikia, aš galiu čia labai nesistengti, bet aš vis tiek visko gausiu, ne? Ir tada irgi, kaip tas toksai suvokimas, kad laukiu, kol pasaulis mane apdovanos, tas nebrandumas toksai, visi kalti. Tada tokie žmonės dar mes vadinam vaikišką asmenybę, nes, nesubręsta tiesiog, nes tikisi, kad pasaulis už juos viską padarys. Visi yra kalti, jų emocijos irgi yra, tu mane įžeidei, dabar aš taip jaučiuosi, tu esi kaltas, ar ne? Ir tokio nebrandumo labai daug kuria. Ir tas vienas iš pavyzdžių ir yra, kada perteklinai vaikas gauna kažko, ko jam nereikia realiai. Ne dar vieno žaislo, ne dar vieno kažkokio, nežinau, PlayStation'o naujausio ar telefono, bet to tiesiog buvimo kartu, kažkokio ryšio vaikui reikia labiausiai. Jo, tai žodžiu, nusipirkit mamos savo geriau kailinukus. Aš dar pagalvojau, kad mes čia daug kalbėjom apie tai, ką čia kaip mamos ar tėčio elgesys įtakoja vaiką, ar ne? Jo, bet ne kaip pati mama nuo savo vaikystės, ar ne, kokia jinai yra. Ne, dar tik tokį momentą norėjau paminėti, kad jeigu žiūrint į asmenybės formavimąsi, ko reiktų nepamiršti ir ką dažnai mamos pamiršta, tai kad kai kurie dalykai yra įgimti genetiniai. Tiesiog vaikas atsineša savo genetinius dalykus, genetinę istoriją, plus temperamentą savo jau įgimtą ir tai yra labai labai svarbi dalis, kur jau kaip kūdikius, jeigu mes sudėtume 10 kūdikių, jie visi skirtingi, jie ką tik gimė. Tai mes po mėnesio tos kūdikius sudėtume, tai nesakysim, kad vienas labai verkia, kitas ramiai ten miega, kitas dar kažkoks, tai jau tu per mėnesį tą savo vaiką sugadinai, ne, kad jis labai taip verkia. Taip nėra. Jie yra skirtingų nervinės sistemos jautrumo lygių, nes temperamentas ar ne yra apie tai, kiek nervinė sistema yra jautri, kiek yra intensyvi ir panašiai. Tai nuo to irgi priklauso, koks tas vaikas yra ir kokia ta mano motinystė yra. Ar yra taip, kad mamos nepriima fakto, pavyzdžiui, ne tik, kad ateina vaikas su savo charakteriu, pavyzdžiui, neprisitaikai prie savo vaiko ir tau net nepatinka gal jo tas charakteris, pavyzdžiui, jeigu tu sutinki šiaip žmogų, kuris tau iš principo nepatinka, tai tu ten pamatai, nebendrauji. O čia tavo vaikas. O čia tai... Jeigu nepakeisi toks pat bjaurus kaip ir tu. Jo, arba toks pat bjaurus kaip ir tu, arba tikrai yra toksai, kur blemba tikrai labai sunku ir galvoji, kad ne. Aš turėčiau pasakyti taip, kad motinystė nėra lygų, labai priklauso, kokiu tu vaiką turi, kiek vaikų tu turi ir kokių vaikų, ar ne, kokį tu turi palaikymo sistemą, ar ją turi, ar iš vis neturi, tai vyras, giminaičiai panašiai. Tai esmė, kad ar mamai gali nepatikti vaiko elgesys, tai tikrai gali, nes vieni vaikai tikrai yra intensyvesni savo emocijomis, savo poreikiais, transliuojantis ar ne, o kiti yra tokie labiau prisitaikę, labiau ramesni, tai kurį vaiką lengviau auginti, greičiausiai tą ramesnį, bet pavyzdžiui, tas ramumas kartais gali būti susijęs ir, pavyzdžiui, su itin jautrumu. Tada irgi yra sunku, nes vaikas toks drovus, toksai gležnas, ar ne, ir tu nori, kad jis ten bėgtų į aikštelę su kitais vaikais lakstyto, jisai stovi ir vos negraudinas ir tempia tave už sijono, kad nueinam kartu, ar ne, o tu nori, kad jisai pats eitų. Tai o pavyzdžiui, kitas intensyvus, aktyvus vaikas bėgs tą aikštelę, kitus vaikus 1-2 į šoną ir tu galvosi, žinau, ką padaryti, kad tas mano vaikas tų kitų vaikų nestumdytų, ar ne? Tai ta motinystė tikrai gali būti skirtinga,
Bet vat, ir tikrai priklausyti nuo vaiko temperamento, genetinių dalykų, nes tikrai, nu, va ta bazė, ar ne, genetinė ir temperamentas yra, o jau mes tik po biškį jau, kaip sakant, galim prisidėti tai savo įtaką, ar ne, auklėjant vaiką. Tik vėliau jau išryškėja, ką mes darom su tuo vaiku. Tai vat šito momento mamos kartais, nu, pamiršta, ir jeigu ten kokia pikta uošvienė sako, ten per daug nešioji tą vaiką, išlepinai dabar klykia, vat, matai, ten, Tikrai mamos kartais galvoja, gal aš tikrai kažką blogo darau, gal aš tikrai, nu, turiu tą vaiką palikti, tegul išsiverkia, nu, sugadinsiu aš tą savo vaiką. O jis tiesiog toks vaiko temperamentas, ne? Janytą reikia pažiūrėti. Reikia Anytą biškį panešiot. Gal nedanešioju. Aš beje kažkur mačiau, yra kažkokie suaugusių išliuliavimo kursai. Jo, aš ir girdėjau. Nu, čia atskira tema, kiek yra daug visokių dabar. Galiu paskutinį klausimą visiškai. Ne, jau viskas, jau laikas baigėsi. Jau labai trumpa. Jeigu sakai, vaikai gimsta skirtingų temperamentų, nu ir pavyzdžiui, mes irgi kaip po du turim, nu labai aiškiai matosi, ant kiek yra vos ne, nu ant kiek gali būti kardinaliai skirtingi, ant tiek. Ir tarpusavį ir su kitais vaikais, kiek tai mamai reikia kištis į santykių aiškinimas. Nu, aš nekalbėjau, kai ten su peiliais, žinai, ten neleisi bėgiot. Kiek tie vaikai patys gali išsiaiškinti, kiek kištis, nu, va, kur sakai, aš bijau ten, kad mano vaikas neužgautų kažko, nu, toksai ir tada, bent jau man tai būna, aš kitą dieną galėjau padaryti taip, galėjau pasakyti tą ir, nu, toks. Jeigu labai trumpai atsakyti, tai žiūrint į sesių, brolių santykius, kada kištis, kada ne, nu, jeigu jau ten prasideda kapojimasis toks, kada jau ten tikrai skauda vienas kitam, tai taip mes turim įsikišti. Bet iš esmės stengtis kiek įmanoma leisti jiems patiems įsispręsti, o po to, nu, jeigu turim resursų ir galimybių, nu, tada einam pasišnekėti jau nurimus. Kas čia buvo, kodėl čia mes susikalėm ar ne. Tai taip labai trumpai atsakant, ne? Jo, viskas, mano klausimai užsidarė, gavosi labai spalvotas podcastas. Gausite man pervadint. Nu, jo, labai platus toks. Ir dar bekalbant, bent kokias 3 ar 4 temos naujas bendrai gimė. Jo. Tai Sigita, man rodos, ne paskutinį kartą atvažiavai čia. Tikėkime, nesniks kitą kartą, kai atvažiuosi. Tik balandžio pabaiga tokia, Sandra. Tai va, gerai, ačiū tau labai. Ačiū ir prisiminkit ankstukus dar. Ankstukus prisiminkit, jo, kad labai... Gali skirti savo gyventojų pajamų mokesčio dalį 1,2% ankstukam ir jų tėveliam. Taip. Gerai, ir ačiū ir iki kitų kartų. Ate. Dėkui visą.